Labą dieną susirinkusi, esu Gytis Petrukaitis, pristatysiu priemoniai taikomus valstybės pagalbos, tai yra konkrečiai deminimis pagalbos reikalavimus. Ir pagalbos teikimo pagrindas yra deminimis reglamentas 1407-213, štai jo nuoroda matote žemiau pateikta. Ir ką norėsiu jums šiandien pristatyti, tai yra priemoniai nustatytus reikalavimus. Vienas iš jų tai yra ar nėra priskiriamas sunkumus patiriančiai kategorijai pagalbos gavėjas, ar atitinka statusą, šiuo atveju didelės įmonės, tai jau nėra priskiriamas, kitaip įvardinkim, smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, sutrumpinami SVV, ir reikalavimus pačiai pagalbai, tai yra vienos įmonės apibrėžtis, na irgi koks pagalbos, kaip skaičiuojamas pagalbos dydis priemonėje. Taigi, pradėkim nuo to, kad pareiškėjas, kuris yra patiriantis sunkumų, nėra tinkamas pagal priemonę gauti finansavimą, todėl labai svarbu įsivertinti kriterijus, kurie yra štai šie. Yra vertinamas įmonės AB priklausomai nuo įmonės subjekto statuso, tai yra, ar jisai yra akcinė bendrovė, uždara akcinė bendrovė, ar neribotą turinti atsakomybę, kubas, tai A arba B kriterijus, tuomet C yra visiems taikomas kriterijus susijęs su bankroto atitikimu įmonės nemokėja arba iškeltąją pradėtojom bankroto procedūrom. D yra susijęta su tuo, ar šis ūkio subjektas jau yra gavęs pagalbą, kuri taikoma sunkumus patiriančiams įmonėm ir vis dar laikosi to restruktūrizavimo plano. Tokiu atveju jisai vėlgi nėra tinkamas toks pareiškėjas. Ir papildomai, kadangi tinkami pareiškėjai yra didelį statusą įmonės turinčius, tai neatitinkantis mažos vidutinės statuso, jiems yra taikomas E kriterijus susijusi su finansiniais mokumo rodikliais. Detaliau išdėstysiu vėliau, kaip tas yra nustatoma. Kągi vertinam? Visų pirma, vertinam taip pat į pareiškėją ir ūkio subjektą, tai yra visas su juo susijusias įmonės. Ir duomenų šaltiniai tai yra vertinami pagal paskutinės patvirtintas atskaitomybės dokumentus. Jeigu grupė sudaro konsoliduotą atskaitomybę, tai taip pat pagal grupės konsoliduotą sudarančius atskaitomybės dokumentus. Jeigu grupė nesudaro konsoliduotos, vertinamos suminiu būdu visų susijusių įmonių atskaitomybės ir gaunamas rezultatas įvertinamas pagal tai, kokius rodiklius ji turi grupė. Ir tas vertinimo momentas, tai gavę paraiškas, jeigu mes nustatytume, kad yra netitinkanti sunkumus patiriančios įmonės, tai vėlgi finansavimas negalėtų būti teikiamas, lygiai taip pat kaip ir pagalbos jau teikimo metu. Kadangi priemonė jau bus vertinama tuo metu, kai jeigu įmonių finansiniai metai atitinka su kalendoriniais metais, tai jau turėtų būti 22 metų ataskaitos patvirtintos, tai kaip pavyzdį ir paimsiu būtent su įmonės, kurios sutampa kalendoriniai metai su finansiniais vertinimu. Na ir kaip pavyzdys, finansiniais metais AB punkto atitikties vertinimas, matom, jisai yra susijęs su kapitalo praradimu, tai yra tiek, kiek įmonė įdeda ir kokį jinai gauna rezultatą. Ir šiuo atveju mes matom, kad finansiniais metais, tarkim, tai 2022 metų, tai būtų 10 000 kapitalas, nuosavas 4 000, tai yra prarasta daugiau negu pusė kapitalo. Tokiu atveju toks vienetas yra priskiriamas sunkumų patiriančiam ir finansavimas jam negali būti teikiamas. Lygiai taip ir vertinama, kaip ir sakiau, grupės, minėjau duomenis, tai jeigu mes turėtume konsoliduotą, tai taip ir konsoliduotas, jeigu neturim konsoliduotas, tai suminiu būdu, tai yra komisijos pateiktų išaiškinimų remiantis, mes vertinam grupės rezultatą. Na ir gaunam tuomet tą vėlgi gavus neigiamą sumą nuosavo kapitalo rezervą, na ir paprastai kalbant, kaip matom, pusė kapitalo ar yra ar nėra prarasta šiuo atveju, tai
šiuo atveju nebūtų pats ūkio subjektas priskiriamas sunkumų patiriančiam. Tačiau jeigu pareiškėjas patiria sunkumų, pagalba nėra teikiama. Tai bet kuriuo atveju jisai nei ūkio subjektas, nei pats pareiškėjas neturėtų patirti sunkumų. Ir C punkto vertinimas atliekamas iš esmės, ar toks asmuo galėtų būti jam iškelta bankroto byla, tai yra, ar jisai atitinka nemokumo apibrėžtį. Tai vienas iš labai aiškių kriterijų, tai yra neigiamas nuosavas kapitalas būtų. Kitas momentas, kai jam gali būti kai yra pradėtos jau bankroto procedūros, tai tokiu atveju vertintume, kad jau teismas įvertino, kad jisai būtent atitinka tos kriterijus, tokiu atveju bankrutuojantis subjektas vėlgi negalėtų gauti pagalbos. Ir žemiau yra pateikta nuoroda, galėtumėt pasitikrinti, ar tas pareiškėjas būtent ir jam yra pradėtas tos procedūros. Jeigu jau pradėtas, kaip minėjau, pagalba negali būti teikiama. Ir taip pat turim D atitikties punktų įvertinimą, kuris yra susietas vėlgi su subjektu, kuris jau buvo patiriantis sunkumų, kaip minėjau. Tai tą patikrinti visų pirma, kaip atliekamas tikrinimas, tai ar apskritai yra įmonė gavo, pasižiūrim, pagalbą, kuri yra susieta su sanavimu ar restruktūrizavimu. Tai jeigu nėra gavusi, tai faktas, kad jinai negali laikytis to laikotarpio. Tai tą informaciją mes vertindami tiek ir kas pildys paraišką, gali pasižiūrėti tiek viešai, tiek kotis, tiek finansinės atskaitomybės dokumentuose, o kotis tai yra valstybės pagalbos registre. Taip pat galima uždėti tiek antrinį arba pirminį tikslą, čia antrinį uždėjau ir kaip pavyzdys įdedam pagalbą ir sunkumus patiriančiams įmonėms sanavimus, ir galima gauti net iš to informaciją registro, ar jinai buvo gavusi tą pagalbą. Ir sudėtingesnis turbūt šiek tiek kriterijus yra, kuris yra taikomas ūkio subjekto lygmeniu, tai yra grupės lygmeniu. Jeigu nėra savarankiškas subjektas, jeigu savarankišku atveju, ir tai yra visų pirma taikomas tik didelėms įmonėms, kaip šioj priemoniai ir yra būtent tinkami pareiškėjai. Ir vertinamas tai yra mokumas, balansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis ir EBITDA palūkanų padengimo santykis. Pabrėšiu, kad kad įmonė būtų patirianti sunkumų, jie turi atitikti 2 metus iš eilės tenkinti būtent tas sąlygas. Ir kaip pavyzdį pateiksiu 22 metų duomenis, kaip atlikti vertinimą. Tai būtent skolos ir nuosavo kapitalo santykį, ar neviršė 7,5, tai matom nuosavas kapitalą, mes tą duomenis turime 1,34,326, ar ne? Ir iš įsipareigojimų atkreipiu dėmesį, kad tai ne įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo, o balansinis skolos, tai skolos tai yra dalis įsipareigojimų, tiek ilgalaikių, tiek trumpalaikių gali būti. Ir tai yra, tie įsipareigojimai, kurie neša paprastai palūkanas, tai komisijos pateikta išaiškinimą. Tai kad būtų paprasčiau, aš paprastai vertindamas greituoju būdu darau santykį nuosavo kapitalo su įsipareigojimais. Ir jeigu jis neviršė 7,5, tai net nesirankioju straipsnių, kurie yra susijęti su skola. Bet jeigu atsiduria toj situacijai, kad vertindami matot, kad viršyje nuosavo kapitalo su įsipareigojimais 7,5 koeficientą, tokiu atveju reiktų pasižiūrėti, kas yra tos skolos. Ir šiuo atveju matom įtraukiami skaičiavimai ilgalaikės skolas, išperkamosios nuomos įpareigojimus, tai ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį, trumpalaikės paskolas ir išperkamosios nuomos įpareigojimų einamųjų metų dalis, ir tuomet gaunam tą skaičių 614,081 susumavus, padalinam iš įsipareigojimų ir matom, kad čia labai toli gražu iki tų 7,5. Ką tai reiškia? Kad iš esmės tolimesnio vertinimo punktui nereikia atlikinėti, nes, kaip ir minėjau prieš tai, turi atitikti 2 metus iš eilės šitos finansinius
rodiklius, tai kadangi neatitinka jau vienais metais, prasmės toliau vertinti ir nėra. Jeigu, taip įvyko, kad atitiko tuos kriterijus, tai tuomet yra atliekamas antro punkto dalies reglamento vertinimas. Ir tokiu atveju žiūrima EBITDAs ir palūkanų padengimo santykis. Ir jis neturi būti mažesnis negu vienetas. Ir šiuo atveju mes gaunam tą rezultatą, kuris vėlgi matom, kad netenkina tos sąlygos. Ir kaipgi nustatyta, ar jūs esate didelė įmonė ir ar tinkamas pareiškėjas, tai apraše nustatyta taip, kad jisai turi didelę įmonę, tai yra ta, kuri neatitinka smulkaus ir vidutinio verslo statuso. Ir plus papildomas reikalavimas yra taikomas pareiškėjui, kuriame, atkreipsiu dėmesį, turi būti vertinamas apdraustųjų skaičius, tai PIP projektų įgyvendinimo plano teikimo metu. Tai kai jūs teikiate projektų įgyvendinimo planą agentūrai, tai apdraustųjų skaičius, tai yra bus Sodros duomenimis, turėtų būti viršytas 100 skaitmuo. Ir jau kalbant apie didelės įmonės statusą, tai pačioj grupiai arba pareiškėja turi būti ne mažiau kaip 250 darbuotojų, nebe apdraustųjų, o tai yra darbuotojai, tai yra visą darbo dieną dirbančių asmenų toks skaičius. Ir tuomet arba didelė įmonė taip pat priskiriamas vienetas, kurio metinė apyvarta ir turtas tuo pačiu viršys 50 ir 43 milijonus eurų atitinkamai, tai vėlgi taip pat bus laikomas didelis ūkio subjektas. Ir kaip kitos ryšius įsivertinti, tai vėlgi pradedam nuo to, kad vertinam ryšius ir tą statuso įvertinimui be abejo reikalingi iš tų ryšių kylantis vėliau tų subjektų duomenys, tai yra darbuotojai, kaip ir minėjau, turtas ir apyvarta. Ir SVV subjektui finansavimas neteikiamas, tą reiktų irgi atkreipti dėmesį. Ir čia pavyzdį matom, tai yra toks subjektas, kuriame bus iki 250 darbuotojų ir kurio metinė apyvarta arba turtas nesieks tų 50 ar 43 milijonų, tai toks pareiškėjas, atkreipiu dėmesį, nebus tinkamas. Plus vertinimas atliekamas, jeigu 2 metus iš eilės nesikeitė statusas pagal 2 metus, jeigu keitėsi pagal 3 metų laikotarpį. Ir čia kaip pavyzdys galėtų būti, jeigu, tarkim, netinkamas jums, kas yra svarbu įsivertinti, kad nepapultumėte į tą netinkamą pareiškėją, tai 5 eilutėj, pavyzdžiui, jūs buvot 21 metais SVV subjektų, 20 buvo taip pat, 22 ne SVV subjektų ir kad ir 1000 darbuotojų turit, o prieš tai turėjot kaip pavyzdys iki 250 ir vėlgi apyvarta turtas neviršijo, jūs nesat didelė įmonė ir vis tiek būtumėt laikomas SVV subjektu. Nebent tas augimas įvyko susijungimo metu, jūsų ne dėl natūralaus augimo, o dėl susijungimo padidėjo būtent darbuotojų skaičius arba tam tikri duomenys, tai yra turtas apyvarta, tai tokiu atveju taip, tuomet irgi būsite iškart priskiriamas didelė įmonė ir tokiu atveju būsit tinkamas pareiškėjas. Taigi duomenys vėlgi vertinami iš turtas apyvarta iš finansinio atskaitomybių duomenų, o darbuotojų skaičius vėlgi tai yra vidiniai apskaitos dokumentai, tai yra kiek darbuotojai dirbo pilną darbo dieną. Ir kaip pavyzdys, tai pusė darbuotojo, kaip matom iš pateikto pavyzdžio, dirbančių įmonėje jis yra laikomas pusė darbuotojo. Tai yra ne kaip Sodra skaičiuojama galvom apdraustaisiais, o būtent pagal darbo etato skaičių dirbta. Ir tam, kad teisingai įsivertinti, pateikiu nuorodą į būtent kaip yra apskaičiuojamas
tas darbuotojų skaičius, tai jisai be abejo aktualus turbūt bus toms įmonėms, kurios visgi turi tą ribinį turbūt skaičių apie 50-300 darbuotojų. Tai tos įmonės, kurios turi tūkstančius darbuotojų, tai turbūt nelabai bus aktualu ir akivaizdu, jos turbūt atitiks iš karto didelės įmonės statusą. Ir vėlgi tie ryšiai, tai mes turim pagal smulkaus ir vidutinio verslo statuso vertinimo kriterijus, ar atitinkant ar netitinkant, būtent jau dabar tuos ryšius, kuriais vertinant būsit ar didelė įmonė ar ne, tai yra susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai. Tai susijusių įmonių ryšiai, tai tie ryšiai, kurie sieja daugumą dalyvių balsų arba teisėmis įmoniai viena ar kita forma daryti lemiamą įtaką arba turėti daugumą balsų tiek tiesiogiai, tiek pagal sutartis. Taip pat įmanomas yra ryšys per fizinius asmenis. Tai tokiu atveju tarp tų įmonių, jeigu tie patys fiziniai asmenys valdo daugiau ir kartu veikiantis, arba vienas asmuo turi daugiau įmonių, tai tokios įmonės taip pat bus susijusios. Koks pagrindinis skirtumas nuo partnerinių nuo susijusios, tai yra tas, kad tas dalyvių skaičius šiuose įmonėse neviršyje abipusiam kryptim 50%, tai yra nuo 25 iki 50%, ir automatiškai tokie duomenys sumuojami proporcingai, jau tų įmonių duomenys dedami prie pačio subjekto, kurio vertinat ryšį. Ir kasgi yra subjekto, kaip jį nustatyti, tai visų pirma reiktų nepamiršti išimtis, kad savarankiška, kaip pavyzdys, įmonė vis dar laikoma, jeigu joje nuo 25 iki 50% turės investicijų rizikos kapitalo įmonė. Tas yra įmanoma universitetai, instituciniai investuotojai ar maža vietos savivalda. Čia mažiau realu pagal mūsų priemonę. Ir taip pat savarankiška vis dar įmonė bus laikoma ta, kuri turi iki 25% ryšių su kitom įmonėm. Ir nesavarankiški, kas yra dažnesnis atvejis turbūt, tokių centrų atveju turėtų būti susijusios įmonės ir partnerinės joje, ir kaip matom, partnerinės tos, kurios viršė 50, bet nesiekia 50, neviršė 50 dalyvių balsų, nes tos yra priskiriamos susijusiam. Ir taip pat, jeigu valstybė, kas irgi yra įmanoma, yra dalininkas, tai 25% ir daugiau turi, tai toks subjektas automatiškai nepriskiriamas SVV ir bus laikomas didelė įmonė. Ir prieinam prie reikalavimų pačiai pagalbai teikiamai de minimis. Tai visų pirma, tai turbūt bus vienas galbūt ir aktualiausių vertinimo klausimų, tai yra vienos įmonės būtent apibrėžtis. Ir ta sąvoka yra pateikta 1407/2013 reglamente, 2 straipsnio 2 daly. Tai kas yra ta viena įmonė? Tai iš esmės galiu pasakyti labai panašus kriterijai kaip ir susijusių įmonių, tik tais reiktų vertinti, kad reiktų atimti ryšius per fizinį asmenį, nes jie nėra įtraukti į reglamentą de minimis sąvoką vienos įmonės. Taip pat vienos įmonės, kadangi pagalba yra de minimis teikiama teritorinių principų, tai valstybės narės principų, tai iš esmės logikos įtraukti ne Lietuvoje veikiančias į vienos įmonės deklaraciją nedaug yra. Tai tiek, ir kodėlgi reikia mums tos vienos įmonės deklaracijos, kokia jos svarba, tai kad tas subjektas, kuris sudaro vieną įmonę, jisai dalinasi de minimis riba. Šiai dienai ji yra nustatyta 200 000 eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį. Tai jeigu, kaip sakau, finansiniai metai įmonės sutampa su kalendoriniais, tai būtų vertinami, kiek įmonė yra gavusi devynius pagalbos 22 metais, 23 metais ir 21 metais, tai yra 3 finansiniais metais. Ir be abejo vertinam, kaip ir sakiau, visos būtų tos, kurios sudaro vieną įmonę. Tai jeigu sieja dauguma dalyvių, tarkim, balsų,
ar pagal sutartį turi teisę daryti, tarkim, lemiamą poveikį viena kitai, nustatom tą subjektą, tarkim, jisai susideda iš 3 dalių A, B, C įmonių ir tuomet sumuojama, kiek jie yra gavę per tą 3 finansinių metų laikotarpį pagalbos ir šiuo atveju matom yra išnaudotas visa riba 200 000, tokiu atveju pagalba jam apskritai nebegali būt de minimis teikiama. Tačiau, ką atkreipsiu dėmesį, pagal šią priemonę yra nustatytas dar ir minimalus teikiamos pagalbos dydis, tai yra 25 000 eurų, tai minimalus likutis vienos įmonės turėtų būti 175 000 eurų išnaudotas ir 25 000 dar galimos suteikti pagalbos. Nes jeigu būtų, tarkim, situacija 180 000 išnaudota, likutis 20, tai pagalba negalėtų būti teikiama pagal aprašą, nes ji nustato minimalų pagalbos dydį. Ir deklaracija yra pateikta kaip aprašo priedas, ji yra pakankamai paprasta, joje yra išdėstyti trečioj daly ryšiai, tikrai įsivertinkit juos, atidžiai pasižiūrėkit ir tuomet telieka įrašyti susijusios, kurios tai yra įmonės, kurias sieja viena įmonė ryšį kodą ir pavadinimą. Tiek ir tereikia, tai visas, kiek turit, jas sudedat ir pasirašot deklaraciją. Tai tiek ir svarbu tikrai atspindėti visus tos ryšius, nes kad nebūtų situacijos tokia, kad, nustatytume, kad kažkokio ryšio trūksta ir dėl to nebus pakankamas vėliau likutis de minimis ar bus išnaudota daugiau nei kad minėjau tą sumą, kuri minimali yra būtina pagalbai gauti. Ir vėlgi vertinti visas tas įmones ir sietinas per fizinius asmenis vykdančius ūkinę komercinę veiklą. Ir tas subjektas, kuris fizinis, jeigu kaip pavyzdys asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme arba užsiema ūkinę komercinę veiklą, teikia prekes paslaugas į rinką, tokiu atveju to subjekto kontrolėje esantis vienetai bus laikomos sudarančios vieną įmonę ir dalinsis tuo likučiu. Informaciją galima pasitikrinti apie suteiktą pagalbą konkurencijos tarybos KOTI svetainėje. Nuoroda pateikta, įvedat kodą arba įmonės pavadinimą, susidedat laikotarpį, pagalbos tipą, tai yra, kaip šiuo atveju yra pažymėta de minimis pagalba nereikšminga teikiama, ir įsitraukiat ūkio subjektų visi, kurie sudaro vieną įmonę, pagal kodus galit pamatyti, ar jūs esate tinkamas ar ne, ar pakankamas yra likutis pagalbos suteikti, į kurį pretenduosit šiai priemonė ar ne. Ir tada galit priimti sprendimą dėl dalyvavimo. Tai tiek šiandien ir dėkoju už dėmesį ir laukiam jūsų paraiškų. Ačiū.